Dėmesio centras. Na, gerai, gana. Nežinau, ar kada laidos istorija buvo toks pristatymas svečio, koks nutiko šį kartą, bet laidoj, na, toks mažytis krepšininkas, labai nedidukas krepšininkas, kurio vardas yra Jonas, o pavardė Valančiūnas vis dar. Sveikas, gyvas, Jonai. Sveiki visi. Na, taip drąsiai kažkaip. Ai, klausyk, sveikas, gyvas. Ai, sveiki. Gera tave čia matyti iš tikrųjų. Šiek tiek mes jaudinome, žinai, na. Aš irgi tikrai taip. Rimtai? Jo, labai. Spaudai? Kad greičiau. Jo. Spaudai. Jaudinus. Bet ar viršiai, na, su mašina atvažiavai? Mašina? Taip. Ta Škoda, turbūt. Gerai, sakykime, Škoda. Gerai, gera tave čia matyti iš tikrųjų. Tai jaudinamės, skambinau Martynui Purliui, sakau, kur Jonas Valančiūnas ir galų galę tu čia. Tai dabar pasakok, Jonai, atvykęs čia, kaipgi tu gyveni? Oi, bet tai plačiai, žinai, plačiai. Tradicinis klausimas. Jo, pradžiai reikia apšilt reikia. Apšilt, aš gyvenu gan normaliai, sakyčiau, gyvenu. Jau pasijungiau prie ryto komandos, tai ko man daugiau reikia? Tau tai sportuoti ir žaisti turbūt. Jo, teisingai. Klausyk, Čempas baigęs, skaičiau kažkur, kad Robertas Jevtokas, ar ne, kapitonas komandos, vis negali pamiršti ir net negali žiūrėti tų paskutinių sekundžių rungtynių su makedonais. Man taip pat. Jo? Jo, nes tragiškos toks sekundės buvo nulėmusios mūsų tokį pasirodymą. Ir vis dar nežiūrėjai to įrašo, ne? Ne. Stengiuosi nežiūrėti to. Nenoriu prisiminti. O kas ten nutiko? Aš praleidau kažkaip. Aš irgi praleidau. Nežiūrėjau tiesiog. Nematai? O kas laimėjo? Užsimerkiau. Sakė, kad Makedonas. Sakė Makedonas. Gerai žaidė Makedonas. Nežiūrėjau aš. O Valančiūnas žaidė? Sakė, buvo išbėgęs ten iš. Kaip jiems sekės tos rungtynės? Nelabai. Nelabai. Klausyk, baigė čempionatas, ar ne? Koks tau jis buvo, ar ne? Čia kalbos tinka, netinka, jaunas, nejaunas, vyras, nevyras. Na, žodžiu, žinai, aišku, tos kalbos. Turbūt nevyras. Turbūt, gal, aš nežinau, nesigilinu, bet iš esmės, ar ne? Baigė čempas, nurimo aistros, išnyko ir fanų zonos, krepšininkai išvažiavo kas kur. Koks tau tas čempas buvo? Visgi pirmas čempas Europos vyrų tarp. Jo, aš nežinau, buvo ir gerų varžybų, buvo tikrai ir prastų varžybų, bet stengiausi daryti, ką galiu, ką moku ir nežinau, kas išėjo, kas neišėjo, tie ekspertai gal geriau pasakytų. Ekspertų yra daug čia. Jo, 3 milijonai. Apie. Sakai, stengiausi daryti, ką tu moki aikštelėje? Moku. Ką Jonas Valančiūnas moka aikštelėje? Sėdėti ant suoliukų. Ne, rimtai. Ne, ką? Įdėt moki? Žaist krepšinį, įdėt. Įdėt yra gerai. Teisybė, kad, smagiausias elementas tau yra įdėt, nors gali kilti toks dalykas, kad galbūt smagu yra blokuoti. Tau pačiam yra smagiausias elementas krepšinėje. Aišku, ten gynyba, dirbti reikia viską, bet iš esmės, smagiausias. Tai tas dėjimas būtent toks užvedantis dalykas labai, tai smagus tikrai dalykas, tas pats ir jeigu geras blokas irgi, tai užveda emociškai. Tu lietuvis? Stengiuosi būti. Oho, žiūrėk, ties kad ar ne? Ne, aš lietuvis. Tai. Kodėl aš klausiu? Nes tu esi žiauriai emocingas asmuo aikštelėje. Kiti mūsų rinktinės nariai su visa pagarba jiems, jie mano galva nėra tokie emocingi. Aš stebiu tave, kai tu įkrauni per galvą, kai tau šalia upą ar ne ir tu įkrovi. Tu kažkaip muši savo įkrūtinę kažkaip taip. Sakai, kur išmokai? Nežinau, savaime išėjo. Aš esu emocingas tiesiog. Tai man padeda žaisti krepšinį ir tas vidinės emocijos, manau. Veržės lauk? Jo, užveda tolimesniam darbo aikštelį. Ok, aikštelė, ar ne? Jo. O jeigu ne aikštelė? Esi toks pat emocingas asmuo, žinai, kaip... Labai sunku pasakyti, kaip kur. Pasisteng. O kur esi dar emocingas ne aikštelė? Emocingas? Pavyzdžiui, diskotekai kokios, žinai. Aš diskotekoje ramus labai. Bet moki šok? Žinoma. Lėta, greita, kuris ten nupriešė? Tai aš šokius lankiau. Lankei šokius? Jo. Rimtai? Jo. 3 metus, ne? Liaudės ar ten? Liaudės. Liaudės? Taip.
Tai vadinasi, tau kepurinė būtų vieni juokai. Jo, polka su ragučiu. Ai, no. Tik kad jau tokių šokių nebėra. Nu yra, tik reikia paieškoti, žinai. Gal diskoteka, kur čia Vilnių, gal ir nerastume, bet iš esmės, manau, kad gali surasti. Gerai, Jonai Valančiūnai, mes dėkojam tau, dėkoju viso kolektyvo vardu iš tikrųjų. Buvo fainai pasimatyti. Sėkmės sezone, ar ne? Atrankos turnyras visų pirma, po to mes labai tikimės Eurolygą. Ačiū tau labai, einu paspausiu dešinę ir... Tai ką, visiems klausytojams linkiu, be traumų klausyt. Klausykit, be traumų. Iki Jonai. Gerai, iki. Tai buvo Jonas Valančiūnas laidoje po 4. Mesgi grįšime jau su Giedre ir pratęsim laidos darbus. Radio Centras.